Viešpats su tavimi. Vis prisimenu skaudžius žodžius. Turime jums pranešti blogą naujieną. Jūsų mamytė šiandien ryte mirė. Jau praėjo 2,5 metų, bet aš lig šiol surenku jos telefono numerį ir bandau prisiskambinti, bet niekas neatsirenka. Kodėl vis dar skambinu? Tikriausiai todėl, kad liko tiek daug nepasakyta, nepaklausta, neišklausyta. Lig šiol negaliu patikėti, jog jos nebėra. Sapnuoju ją, ji kalba su manimi, šypsosi, pataria man. Kai atsibundu, atrodo lyg tikrovė, tačiau apsirinkau. Aš žinau, jog žemė ji daug kentėjo, bet ji buvo labai stipri ir ėjo iki galo per visas savo kančias. Tai tikiuosi, jog ji dabar ilsisi ramybė. Norėčiau, kad atsirastų tokio ilgumo kopėčius į dangų, ir bent galėčiau apkabinti ir pasakyti, kad myliu ją. Tėtis buvo tą dieną girtas ir jis paėmė mano galvą, aš kadangi buvau mažas, tai negalėjau pasipriešinti ir tiesiog trenkė mano galvą į radiatorių. Dar prisimenu tą dieną, kai mane čia atvežė. Grįžau iš mokyklos ir tada mane mama gražiai aprengė ir iš karto atvežė čia. Dabar irgi sako, kad mes būsim čia kelis mėnesius, bet jau 14 metų. Aš labai dažnai sapnuoju mamą. Dažniausiai kaip jinai mane vedasi. Kai buvau maža, aš visada žiūrėdavau į dangų, bet kažkaip tau pasiseka tai padaryti. Arba tiesiog ateina mintis, tai aš visada galvoju, kad tai pasako angelas. Ir manau, kad mano angelas turi didelius sparnus, su kuriais mane saugo. Ir taip pat manau, kad angelas, kai aš meldžiuosi ir kai dėkoju Dievui, angelas viską tai nuneša. Aš niekada neturėjau tėčio ir nenoriu jo turėti. Kartais grįžtu per atostogas namo, aš nežinau, nesijaučiu kaip čia gerai. Aš turiu daug svajonių ir jos laukia, kol jos išsipildys. Viena svajonė mano išsipildė, tapau rankų lenkimo čempionė. Aš lankau į muzikos mokyklą ir bangos futbolo aikštelę ir aš užaugęs svajoju būti futbolininku. Aš esu unikalus ir daugiau tokių nėra. Laimingi tie yra, kurie neima, o kurie duoda. Gyvenimas yra tai, kas bus, o ne kas buvo. Gyvenimas gali būti toks, kokio nori tu. Dažnai galvoju, kokia gyvenimo prasmė. Juk saulė švietė, kai manęs nebuvo. Ir švies tada, kai vėl nebebus manęs. Taigi koksai vaidmuo manasis ir šios žemėj? Jeigu pasaulis mano išėjimo nepajus, tai gal neverta stengtis ir kentėti, mylėti, džiaugtis ir liūdėti. Sustoju vidur kelio nueito ir pagalvoju, jeigu likimas man gyvybę dovanojo ir pasiuntė mane į žemę, turiu gyventi ir pateisinti joje savo buvimą. Angelėlis sargė mano, tegul tavo akis gano, visą naktį, visą dieną mano judesi kiekvieną. Užsimerkęs išeinu, kur nepaprastai gražu, kur nėra kančių, nei skausmų, nei ašarų, kur nereikia vėl meluot, kur nereikia skart kovot, kur mylėti galima be skausmo. Aš tikiu, kad ten aukštai, kur gyvena angelai, aukso knygoje iškaltas mano kelias. Nevalia man jo skaityt,
nevalia man jo matyt. Reikia gyventi šią dieną, tiesiog gyventi.